Periodontitas tai yra uždegimas apimantis dantį, aplinkui dantį esančius audinius, tai yra dantenas, žandikaulio kaulą ir periodonto raištį. Periodontitas tai yra labai klastinga ir slapta liga. Pacientai nejaučia realiai jos. Vienas iš simptomų – dantenų kraujavimas. Atsiradus dantenų kraujavimui reikėtų sunerimti ir būtinai pasirodyti gydytojui odontologui, kad įvertintų, ar nesergama periodontito. Po dantų siūlo tai taip pat reikėtų pasirodyti gydytojui odontologui, kad įvertinti, ar tai yra gal iš tarpdančio yra nekokybiška plomba kabanti, kuri palaiko uždegimą tarpdantyje. Taip pat įvertinti, ar reikalingas ir tinkamai naudojamas yra tas tarpdančių siūlas, nes ne visą laiką tarpdančių siūlas efektyviai išvalo. Kartais, jeigu jį netinkamai naudoja pacientai, tai traumuoja dantenas. Tai ne visą laiką būna gerai. Tai tokiu atveju, jeigu kraujuoja, būtina pasirodyti ir įvertinti, kas yra per priežastis. Periodontitą mes tik tai diagnozuojame ir tada siunčiam gydytojui periodontologui. Tada periodontologas įvertina, kokio laipsnio yra periodontitas ir paskiria gydymą. Periodontito simptomai, tai vienas iš pirmųjų tai yra dantenų kraujavimas. Tai yra dažniausiai pacientai šitą pastebi, bet ne visą laiką kreipiasi laiku. Po to kitas iš simptomų, kad dantenos tampa cianotinės, paburkusios, tarsi atšokusios nuo danties, formuojasi kišenės. Kišenėse kaupiasi mikroorganizmai, bakterijos, apnašas su laiku mineralizuojasi, virsta akmenimis. Ir akmenyse taip pat gyvena bakterijos, kurios gamina rūgštį. Rūgštis palaiko uždegimą, tada prasideda kaulo tirpimas, dantis išilgėja, atsiranda pūliavimas iš kišenių ir dantų paslankumas. Ir labai dažnai pacientai nustemba, kai atvyksta, kad jau jiem yra pažengusi periodontito stadija, nes daug metų tik tai kraujavo, niekad nesilankydavo, niekad higienos nesidarydavo, o kai jau ateina, jau būna ne pirma stadija periodontito.